greatness. Come on. Man atrodo, Valerijau Gigevičius nereikia pristatinėti, tai prašom papasakoti, ar visus modelius apkirpinėjai šiandien? Vyrus, man atrodo, visus modelius apkirpinėjau. Bent jau prisiliečiu prie, man atrodo, kiekvieno modeliaus iš vis, kurie tik yra čia. Tai tenka garbė. Gerai. Ar tai yra tavo kurtos visos šukuosenos ar Roberto sumanymai? Tai yra, tarkim, mūsų sumanymas. Nes mes abudu svarstėm, galvojam, kaip padaryti gražiau, įdomiau, smagiau ir kad tai būtų kažkas naujo ir, ne šiaip savo, sugarbonot plaukus ir paleisti. Gerai, kiek žmonių dirba prie plaukų? Kokio dydžio yra jūsų komanda? Oi, dabar, man atrodo, yra gal 25 žmonės kažkur tai. Modelių mes turime per 100. Kiek laiko trunka visus apkirpti, sušukuoti, pataisyti? Nežinau, dirbam kol kas nuo 11 valandos, dabar yra 6, tai gal 7 valandas dirbam, kol kas galo nesimato, tai daug darbo, iš tikrųjų. Tai netrukdom. Ačiū. Gabrielė, atrodai fantastiškai, iš tiesų puikiai, labai puošni klasikinė suknelė. Sakyk, ar vilktumės tokią į kokį vakarėlį? Žinoma, tik tai su tokia reičiu. Tokia atvira, graži. O kaip tau kiti modeliai? Tau iš tiesų teko klasikinis, elegantiškos damos vaidmuo, o matėjai ateivius ir afroamerikiečius ir wow. Manau, kad toks rūbas labiausiai atitinka mano charakterį. Elegancija, subtilumas, tai atitinka mane. Man smagu pasižiūrėti į kitus, bet man turbūt pačiai būtų tai per drąsu, bet aišku, tokia drąsa yra sveikintina. Gytis Ivanauskas, mūsų vakaro choreografas, grand judesių modelių mokytojas. Gyti, kokios ėmėtės įkvėpimo? Ką mes šiandien matom? Įkvėpimas tikriausiai man atėjo iš Roberto įkvėpimo, kadangi aš talkinu jam, tai nėra mano spektaklis. Tai bandom, žmonės pabandyti išmokyti vaikščioti šiek tiek kitaip. Tai nėra standartinis podiuminis vaikščiojimas, tarkim, aš labai prašiau visų mažiau judinti galūnės, eiti šiek tiek, tarsi jie būtų visi ne iš šio pasaulio. Tam, kad išryškėtų rūbas, kad jisai būtų matomas, vėlgi pasikartosiu, prašiau merginų nemosikuoti rankomis labai stabiliai, labai sukauptai, tam, kad suskambėtų, mesgi kostiumą demonstruojam čia. Robertas Kalinkinas, Roberto Kalinkino mados namai, ką tau tai reiškia? Ką tau reiškia dirbti su juo? Aš su Robertu dirbu jau seniai. Robertas yra daręs kostiumus ne vienam mano spektakliui. Ir man labai patinka, kad pas jį niekada nebūna neįmanoma.